Delmar miestas, Niujorkas, Jungtinės Amerikos valstijos, 2004 metai, lapkritis. Piteris ir Joan Porko buvo vidutinio amžiaus pasiturinti amerikiečių šeima. Piteris dirbo apeliacinio teismo sekretoriumi, o Joan kalbos sutrikimų specialistė. Jie buvo susituokę jau 30 metų ir kartu turėjo 2 sūnus. Piteris visiems buvo žinomas kaip labai atsakingas ir patikimas darbuotojas. Todėl, kai 2004 metų lapkričio 15 dienos pirmadienį jis nepasirodė darbe, į Porko namus buvo išsiųstas pareigūnas patikrinti, ar vyrui viskas gerai. Atvykus į Porko šeimos namus, pareigūnas buvo šokiruotas to, ką jis pamatė. Prie paradinių namų durų jis rado kraujo klane gulintį namų šeimininką Piterį Porko. Nuo vietos, kurioje gulėjo Piteris, iki virtuvės, koridoriaus galo ir laiptų aukštyn buvo matomi kraujo pėdsakai. Nedelsiant buvo informuota policija. Neužilgo atvykę pareigūnai, darydami namo apiešką, rado miegamajame savo lovoje gulinčią kraujo klane skęstančią Joaną, kuri kažkokio stebuklo dėka vis dar buvo gyva. Ji taip kaip ir vyras buvo patyrusi rimtus veido ir galvos sužalojimus. Sužalojimai buvo tokie stiprus, kad dalis jos kaukolės buvo atvira, tačiau moteris nebuvo praradusi sąmonės. Tyrimą tyrintis detektyvas buvo įsitikinęs, kad moteris po tokių sužalojimų greičiausiai neišgyvens. Todėl nedelsdamas jos paklausė, ar ji žino, kas ją užpuolė. Naudojant rankų gestus arba galvos linktelėjimus, aukštyn žemyn arba į šonus, Joana sugebėjo paaiškinti, kad juos užpuolė šeimos narys. Detektyvai paklausus, ar tai buvo jos sūnus Jonathanas, ji papardė galvą į šonus, turėdama omenyje ne. O kai buvo paklausta, ar tai buvo sūnus Kristoferis, ji linktelėjo taip. Šis pokalbis įvyko paramedikų akivaizdoje, kaip jie tai vėliau ir patvirtino. Tada Joana Porko buvo skubiai nuvežta į ligoninę, kur jai buvo atlikta skubi operacija ir ji buvo įvesta į dirbtinę komą. O tuo tarpu policija pradėjo tyrimą. Detektyvai iš karto pastebėjo, kad namo signalizacija buvo sulaužyta, telefono linija buvo nutraukta, o vieno lango tinklelis buvo perpjautas. Tačiau neatrodė, kad iš namų būtų kažkas pavogta. Nei Piterio, nei Joanos piniginiais nebuvo paliestos, bet to Joana vis dar dėvėjo savo papuošalus. Elektroprietaisai, kaip televizoriai ar magnetofonai, taip pat buvo nepaliesti. Taip pat pareigūnai miegamajame rado Piteriui Porko priklausantį gaisrininko kirvį. Kraujo pėdsakai iš antrame aukšte esančio miegamojo iki paradinių durų rodė, kad ir kaip neįtikėtinai tai skambėtų. Piteris, net ir patyręs savo brutalius sužalojimus, atsikėlė iš lovos ir matomai šoko ir adrenalino būsenoje pradėjo ruoštis savo darbo dienai, kaip tai darydavo kiekvieną dieną. Buvo matyti, kad vyras buvo vonios kambaryje, virtuvėje pasidarė kavos, pasiruošė pietus į darbą ir ištuštino indaplovę. Ir galiausiai išėjus pro paradinės duris, vyras sukniubo. Taigi, su nužudytu tėvu ir kritinėje būsenoje esančia mama, Kristoferis Porko sulaukė skambučio iš laikraščio žurnalisto, kuris prašė pakomentuoti apie šeimoje įvykusią tragediją. Tada Kristoferis tuo metu buvo 21 metų studentas Rochesterio universitete, maždaug 370 km atstumu nuo Delmar miesto, kur gyveno jo tėvai. Paskambino policijai norėdamas sužinoti, kas įvyko jo tėvų namuose ir buvo informuotas, kad jo tėvas buvo nužudytas, tačiau mama, nors ir kritinėje būklėje, vis dar kovojo už savo gyvybę. Telefono skambutyje, kuriame policija vaikinui papasakojo apie jo namuose įvykusią tragediją, jo balsas taip niekada ir nepasikeitė. Kristoferis nerodė jokių jausmų ar emocijų. Jis taip pat net nepasiteiravo jokios tikslesnės informacijos. Pavyzdžiui, kas tai padarė, kaip jo tėvai buvo užpulti, ar gal tyrėjai turėjo daugiau kažkokios informacijos. Jis tiesiog buvo labai šaltas ir neemocionalus. Policija taip pat gavo užuominą, kad tai galėjo būti pasipiktinęs asmuo, kuris prarado vaiko globą teisme, kuriame dirbo Piteris. Jis taip pat buvo grasinęs Piteriui, tačiau tyrimas parodė, kad šis asmuo turėjo solidų alibi. Taip pat Piterio dėdė Frankas turėjo ryšių su mafija ir buvo žinomas pravarde Fireman, lietuviškai ugniagesys. Detektyvai svarstė, gal žmonės, kuriems dirbo Frankas, turėjo įtarimų, kad jis bendradarbiauja su teisėsauga ir taip norėjo nusiųsti jam žinutę, būtent su ugniagesio kirviu, sukapodami jo giminės. Tačiau ši teorija taip pat buvo atmesta, kai jie sužinojo, kad Frankas tuo metu jau sėdėjo kalėjime, būtent dėl to, kad atsisakė bendradarbiauti su teisėsauga ir išduoti savo bendrininkus. Vienintelis asmuo, kurio jie negalėjo atmesti kaip įtariamojo, tai buvo jų sūnus Kristoferis.
Daugybę metų Kristoferis draugams ir bendraklasiams pasakojo, kokia turtinga buvo jo šeima. Jis pasakojo apie jų nekilnojamo turto valdas ir poilsio namus, kurių iš tikrųjų Porko šeima niekada net ir neturėjo. O draugams paprašius, kad jis parodytų arba leistų aplankyti jiems vieną iš šių poilsio namų, apie kuriuos jis visada girdavosi, Kristoferis visuomet turėdavo pasiteisinimą, kodėl jie negali į ten nuvažiuoti. Tarp Kriso ir jo tėvų taip pat buvo kilę konfliktai dėl finansinių klausimų ir jo polinkio meluoti. Kristoferis buvo pasiėmęs studento paskolą savo studijoms Rochester universitete. Tačiau beveik $17,000 iš šios paskolos jis panaudojo nusipirkti naujam Jeep Wrangler visureigiui. Mokslai jam ėjosi taip pat sunkokai, dėl ko universitetas jį suspendavo. Jis tada persikėlė į žemesnio lygio vietinį bendruomenės koledžą, bet ten jam sekėsi ne ką geriau. Jam su draugais bekeliaujant po Europą, jo tėvai sužinojo, kad jis tuoj bus išmestas ir iš bendruomenės koledžo. Kitais metais, 2004 rudenį, jis suklastojo bendruomenės koledžo įrašą ir taip sugebėjo grįžti į Rochester universitetą. Tėvams jis paaiškino, kad universiteto profesorius pradangino praėjusių metų baigiamąjį egzaminą ir dėl šios universiteto klaidos jo mokslo metai buvo apmokėti. Jis pridengė šį melą, suklastodamas tėvo parašą ant paskolos dokumentų. Jis taip pat pasiėmė naują kreditą banke, dar kartą suklastodamas tėvo parašą kaip bendraskolininką, kad galėtų padengti savo visureigio finansavimą. Be viso šito, Krisas taip pat ir vogė. Jo kambario draugo nešiojamasis kompiuteris buvo pavogtas, o neužilgo Kristoferis pasirodė kabutėse nusipirkęs tokį patį kompiuterį. Iš jo tėvų namų taip pat buvo pavogti keli kompiuteriai ir fotoaparatai, ir šeima įtarė, kad Krisas gali būti su tuo susijęs. Jis taip pat buvo sumąstęs sukčiavimo schemą eBay'uje. Jis įkeldavo pardavimui tuos pačius kompiuterius ir fotoaparatus, kuriuos pavogdavo iš šeimos ir draugų, gaudavo apmokėjimus, tačiau daiktų pirkėjams taip ir neišsiųsdavo. Gavęs laiškus apie neišsiųstas prekes, jis apsimesdavo savo vyresniuoju broliu Jonathanu ir teigdavo, kad jo jaunesnysis brolis Kristoferis, kuris buvo įkėlęs prekes pardavimui, mirė, todėl jis nežino, kur yra prekės ir negali grąžinti pinigų pirkėjams. Vyresnysis brolis Jonathanas buvo karinio jūrų laivyno karininkas ir tokie dalykai jo karjerai galėjo turėti rimtas pasekmes. Jis bandė susisiekti su savo jaunesniuoju broliu, bandydamas jam prisiskambinti daugiau nei 40 kartų, bet Kristoferis taip ir nesivargino jam atsakyti, nei vieno karto. Maždaug 2 savaitės prieš žudynes Peteris Porko buvo informuotas, kad yra nemokama už Kriso paimtą paskolą ir taip pat jau pradėjo rinkti skolos. Taip jis sužinojo, kad Krisas ne tik suklastojo parašą dėl paskolos mokslams, bet ir kredito mašinai. Taip pat paaiškėjo, kad Krisas iš paskolos pinigų nemokėjo ir už savo studijas. Peteris ir Joanna bandė susisiekti su sūnumi telefonu, tačiau jis neatsiliepė jų skambučius. Peteris nusiuntė sūnui elektroninį laišką, kuriame išpeikė jį už neturėjimą sąžinės ir įspėjo, kad jeigu Krisas dar kartą tai padarys, jisai bus priverstas kreiptis į banką dėl jo suklastotų parašų. Tėvas taip pat pakvietė sūnų sugrįžti į šeimos namus, kad kaip žmonės išsiaiškintų situaciją, pabrėždamas, kad nepaisant nusivylimo dėl tokio Kristoferio elgesio, jie vis tiek jį myli ir rūpinasi jo ateitimi. Maždaug šiuo metu Kristoferis susitiko su finansiniu patarėju, teiraudamasis patarimų. Jis užsiminė, kad greitu laiku turėtų gauti pinigų. Neturėdami kitų įtariamųjų, detektyvai susitelkė į Krisą. Jo alibi buvo toks, kad lapkričio 14 vakarą jis miegojo studentų bendrabutyje. O sekančią dieną, lapkričio 15, sužinojo apie tėvų užpuolimą iš po žurnalisto skambučio. Tyrėjų manymu, Kristoferis išvažiavo iš universiteto, 3 valandas važiavo į savo tėvų namus, užpuolė juos ir grįžo atgal į bendrabutį nieko nepastebėtas. Detektyvai gavo saugos vaizdo kamerų įrašą, kuriame matyti, kaip lapkričio 14 dieną geltonas Jeep išvažiuoja iš universiteto bendrabučio teritorijos apie 10:30 vakarų, o lapkričio 15 apie 8:30 ryto grįžta atgal. Taip pat buvo nustatyta, kad Porko namų signalizacija buvo sugadinta tik po to, kai ji buvo deaktyvuota, rankiniu būdu suvedus saugos kodą. Remiant į šią informaciją, pareigūnų versija buvo tokia, kad Krisas išvažiavo iš universiteto apie 10:30 vakarų, atvyko į tėvų namus, išjungė signalizaciją 2:14 ryto, užpuolė tėvus, nukirto telefonų liniją 4:59 ir apie 8:30 ryto grįžo atgal į bendrabutį. Po 3 valandas pirmyn ir atgal, plus porą valandų namuose atlikti žudynės, tai buvo pakankamai ilgas laiko tarpas įvykdyti nusikaltimą.
Kriso brolis Jonatanas, tuo metu buvęs Pietų Karolinoje, patvirtino, kad tik keli asmenys žinojo namų signalizacijos kodą ir Krisas buvo vienas iš jų. Policijos manymu, Kristoferis sugadino signalizacijos įrenginį, tikėdamasis, kad tai sunaikins pėdsaką, kad signalizacija buvo deaktyvuota rankiniu būdu. Kristoferis Porko buvo suimtas dėl tėvo žmogžudystės ir pasikėsinimo nužudyti motiną. Jo teismas vyko 2006 m. Liepos mėnesį, o Kriso advokatas teigė, kad kaltintojai neturi jokių tiesioginių įrodymų siejančių Kristoferį su nusikaltimu, išskyrus kelių mokesčių kvitą su jo DNR. Taip pat advokatas tvirtino, kad užpuolikas turėjo būti kruvinas, tačiau Kriso automobilyje kraujo pėdsakų nebuvo, kaip ir jokių kruvinų drabužių. Ant kirvių naudotų Piterio ir Džanos daužymui ir štuonspaudų taip pat nebuvo. Kai kurie Kristoferio bendrabučio draugai liudijo, kad jis nemiegojo bendrabučio poilsio kambaryje, taip kaip jis teigė. O tėvų kaimynas liudijo matęs ryškiai geltoną džip automobilį Porko namų kieme nužudymo naktį. Mokamų kelių darbuotojai, dirbę tik grynųjų pinigų priėmimo juostoje, teigė prisimenantys, kad tą vakarą matė geltoną džip su jų manymu už vairo sėdinčiu Kristoferiu Porko. Nors tiesioginių įrodymų, kad kirvis buvo Kristoferio rankose ar kad pats Kristoferis buvo tėvų namuose užpuolimo metu nebuvo, prisiekusių komisija pripažino jį kaltu dėl pasikėsinimo nužudyti ir antrojo laipsnio žmogžudystės. Jam buvo skirta po 50 metų bausmė už kiekvieną nusikaltimą ir minimali 50 metų laisvės atėmimo bausmė. Išgirdęs nuosprendį, Kristoferis Porko vėlgi neparodė jokios reakcijos. O vienas iš labiausiai stebinančių ir keisčiausių šios istorijos faktų buvo tas, kad Joana Porko, Kristoferio motina, per visą bylos tyrimą ir teismą palaikė savo jauniausiąjį sūnų. Ji visada buvo šalia jo. Ji išgyveno žiaurų užpuolimą, kuris baigėsi jos vyro mirtimi. Ji neteko kairiosios akies ir dalies kaukolės, bet stebuklo dėka išgyveno. O pabudusi iš medikų sukeltos komos, ji teigė, kad neprisimena nei užpuolimo, nei to, kad būtų sakiusi detektyvui, jog Kristoferis buvo tas, kuris juos užpuolė. Moteris prašė detektyvų ir tyrėjų palikti jo sūnų ramybėje ir kaltino juos netinkamai atliekant tyrimą. Joana netgi surinko $2500 sumokėti Kristoferio užstatui, kai jis buvo pirmą kartą suimtas. Ji dalyvavo visuose teismuose, į salę įeidama įsikibusi Kristoferiu į parankę. Joana praleido 6 valandas liudininkų stende, pasakodama apie Kristoferio gyvenimą ir jo melus, apie jo vaikystę kartu su broliu Jonatanu ir neigė, kad jis turėjo psichikos sutrikimų. Šiuo metu Kristoferis Porko bausmę atlieka Clinton pataisos namuose, Danemoro mieste, Niujorko valstijoje. Jau sekantis bandymas į lygtinį paleidimą bus 2052 metais. Ačiū visiems labai, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, paspauskite like, jeigu nepatiko, paspauskite dislike. Prašau, palikite komentarą, ką galvojate apie šią istoriją. Ir iki kito karto, iki.